Treneris, sveikinimai su pergalė, koks būtų jūsų komentaras apie šios dienos rungtynes? Tai pirmiausia, ačiū, su pergalė tikrai jinai šauni, sakykime. Tuo labiau, kad per varžybą, sakykime, rungtynės vėl vienas iš kito išrikiuotas, turbūt ilgam, sakykime, bet, kaip sakau, jaunimas susikovė, kaip sakant, ne tik dėl susirinkusių sirgalių gausiai atvykusių iš Panevėžio, ačiū sirgaliams, sakykime, labai. Tai tiesiog padarėme šiokias tokias pakeitimus per ilgąją pertrauką, pakeitėm gynybą, paėmėme jų lyderį asmeninį gynybą, kiti stovėjo aikštė, sakykime, ir tai davė vaisių ir mūsų puolimas šiek tiek pasikeitė antroje pusėje, gal pradėjom, kaip ir minėjau, prieš varžybas tokį drausmingesnį puolimą, kur pradėjom matyti aikštę, pradėjom nusimetimus, sakykime, ir puikus pataikymas davė gerų rezultatų. Koks Urbono indėlis į šios dienos, bent jau rezultato perlaužimą, nes būtent trečiam kėlinyje po puikių perdavimų realizavo 3 tolimus metimus, kas ko gero ir sukrovė tą lemiamą persvarą. Taip, iš tikrųjų, Nojus šaunuolis, jis yra drąsus vaikis, sakykime, kaip sakau, ne viską lemia ūgis, o smūgis, tiek jis puikiai dirbo, sakykime, ir gynyboje prieš Simanavičių ir savalaikiai tie perdavimai po vieno pataikyto tritaškio, kaip sakant, pasitikėjimas savimi ir tie tritaškiai, sakykime, tiesiog krito šaunu. Ką galėtume dar pasakyti apie lyderio Jono Trivoko žaidimą šiandien? 3 dublis, 26 taškai, 13 kamuolių, 12 asistų. Aišku, Jonas Trivokas, sakykime, yra mūsų komandos lyderis ir jo tokie duomenys ir turėtų būti, aš iš jo reikalauju tokių duomenų. Kartais, sakykime, jis būna, kartais užsižaidžia vienas, bet kaip matėme antroje pusėje, tiesiog atliko nuostabų darbą, tiek ir rezultatyvių perdavimų, tiek ir pats užbaiginėjo atakas. Geros varžybos.